Sveiki visi, tai nusprendžiau parodyti skirtumus tarp kandiklių. Nežinau iš tikrųjų, kodėl aš nepradėjau savo visų įrankių aptarinėti būtent nuo kandiklių, nes tai yra pagrindinis įrankis modelių darime. Be jų turbūt nelabai jau įsivaizduoju modelio darimo. Na, pradėkime nuo to, kad aš jau sudėjau kaip ir viską, ką aš turiu, kas ir senas kandiklės, kurios yra negeros, ir naujas, kurios yra geros, ir šiek tiek įdėjau dėl jokių kandiklių. Aišku, šitos kandiklės modeliams visiškai netinka, čia yra jos skirtos kirplaidam, apie jas mes nekalbam, jos tik dėl, sakykim, dėl guruvožių. Dabar einam nuo pačių paprasčiausių kandiklių. Čia yra kandiklės, kurios galima gauti su, tarkim, kokiais nors modulių rinkiniais. Italiais būna komplektuoja kandiklę savo, netgi sumatęs kažką Ravelio liktais. Tačiau mano asmeninė nuomonė, šitos kandiklės tokio tipo, kokios jos yra, jos tinkamos yra tik tais suprasti kaip, net ne kaip, o suprasti, kad detalė atsikirpa, o ne išsilaužia. Jos, mano požiūrį, daugiau niekam tikusios, nebent gal vėlgi kirplaidam. Gal ir nieko. Tik nelabai suduok kaip jūs kirps, nes jos pakankamai neaštrius. Tai tie, kas turi tokias kandiklės, mano asmeniniu požiūriu, pažiūrėkit šitą video, suprasit, kas yra tikrai geros kandiklės. Taigi, jau einam prie šiek tiek tikslesnių kandiklių. Tai vienas iš pirminių aspektų tai yra dydis. Kandiklės mažos yra pakankamai svarbus aspektas ir mažumas dažniausiai yra aktualus ties čia. Ar šitoji vieta būtent yra maža. Dabar kaip jos kerpa. Štai turim įprastą liejinį ir mes tokiom kandiklėm, ką aš darau, aš jas naudoju, tai aš dažniausiai jas tiesiog atsikirpu pačius liejinius, kadangi peilis yra storas, jis nelabai bunka, jam šansų sulūžt, nėra. Tačiau jis kerpa labai grubiai. Tas pabaltavimas, kuris yra, tai yra ne kirpimas, tai yra gniaužimas. Detalė yra nugnybiama. Arba kaip ir kandiklės yra pavadintos, nukandama. Nelabai gražiai, bet funkciją atlieka. Jeigu mes norim išsikirpti detalę su jom, tai aš rekomenduočiau nekirpti su tokiom kandiklėm šalia, siūlyčiau kirpti šiek tiek toliau. Tai yra neglausti kandiklių prie detalės, o jas atstumti kiek galima šiek toliau ir pasilikti atkirptą štai tokią vietelę, kurią būtų galima po to su peiliuku arba dilde gražiai nusišveisti. Jeigu skirpsite šalia, yra šansų, kad gali tiesiog pažeisti tą vietą. Jinai gali ją stumti, lenkti ir vis tiek gražiai nukirpsit. Tai, kad nerizikuot, mano patarimas būtų su standartiniam kandikliam tiesiog laikytis atstumo šiokio tokio. Na, toliau turim čia jau išskirtinės, pavadinkim taip, kandiklės, kurios man buvo atradimas. Niekad negalvojau, kad gali būti kažkas labai svarbaus ir didelio skirtumo tarp kandiklių, kol nesužinojau apie vieno ašmens kandiklės. Ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastai, taip kaip ir sakoma, kandiklių peilis yra tik tais ant vienos pusės, ne ant abiejų. Kita pusė yra buka. Štai taip, toji pusė yra buka,
kitoji pusė yra aštri. Ir dabar pažiūrėkit skirtumą nuo standartinių kandiklių į peilio galus. Šitas plonumas šitų kandiklių labai vertingas. Vertingas dabar jisai yra tuo, kad pirmoje eilėje ten, kur sunku prieit, sakykim, čia visur daugumoje lengva prieit, va čia, kur gal aš nelabai įlyščiau su kitom kandikliam, su tom įlendu ir turiu dar daug vietos nuskirpti detalę. Bet didžiausias šių kandiklių pliusas tai yra taip, kaip jos kerpa. Dabar, kadangi aš jų turiu čia 11 ir vienos yra nušypusios ir pavargusios, kitos yra dar geros ir man negaila parodyti, tai atkirpsiu su šitom kandikliam storą plastiko dalį, su įprastom kandikliam atkirpsiu tos pačios plastiko vietos kitą vietą. Ir pamatysimės realų skirtumą. Taigi, kaip ir prieš tai matėme, pabaltuojam, taip, nukirpimas nėra gražus, jisai, sakyčiau taip, netgi toks baisokas, iškasta dalis yra, sutrinta dalis yra, tačiau kitoj pusėje lygu. Bet čia yra tas didelis skirtumas, kad mes nukirpam vieną dalį lygiai, kitą gal net nenukirpam, čia gaunasi, kad mes nupjaunam, čia jau nugybėm. Kodėl tai yra labai fainai su detalėm? Dabar tas dalį, kurią aš kirpau, aš pasirodysiu, kaip galima su tuo sužaist, sutaupyti šiek tiek laiko. Kaip sakiau, su tom kandiklėm mes stengiamės palikti šiokį tokį tarpą. Su šitom kandiklėm mes galim to tarpo nepalikti. Jeigu mes priglausim šitaip, liks vis tiek vieta, kurią reikia nugnybt, kaip dabar matote. Tačiau jeigu detalė leidžia, mes peilį statome ties kraštu detalės ir tada nugnybiam. Ir čia iš esmės nebeliko nieko. Jisai leidžia štai taip nupjauti tą vietą lygiai su detale. Tas pats čia, kur buvo likę, prisėdam prie krašto, čia reikėtų dėtis gal ne visai prie tokio krašto, bet labai daug duoda štai tokios kandiklės, aš buvau nustebęs pats. Tačiau yra ir tarp jų pasirodo skirtumas. Taigi, čia pas mane yra mano pačiosios pirmos kandiklės iš Meng. Jos pavargusios labai stipriai, jau iš spiruoklio. Labai sugadintas peilis, nes jisai jau buvo naudojamas ne tam, kam reikia. Aš jį buvau davęs ir vaikam. Tačiau šių kandiklių didžiausias pliusas tai yra labai plonas ašmuo. Turiu aš ir kitų kandiklių, turiu ir dispajos, turiu ir ten įvairių. Tai paprastesnės dispajos, peilis plonas. Dispajos kitos, peilis jau storesnis. Žiūrėkite skirtumą. Jisai gal nelabai matosi, bet pažiūrint va iš čia, kur yra atramos detalė, tai toji vieta net labai matosi. Aš negavau, kad čia gali būti kažkoks niuansas dėl šito storio. Pats peilis kaip ir panašiai plonas. Šitas peilis tiesa plonesnis negu šitas, bet čia super jau maži skirtumai. Tačiau ta dalis, kuri pas Mengą, pavyzdžiui,
Štai, pasilyginkim. Dukart plonesnė. Taip. Kitas paimkim. Vis tiek dukart plonesnė. Dar kokias kitas paimkim. Čia jau biškelį arčiau. Na ir mano dabartinės kandiklės, kurias aš naudoju, yra turbūt arčiausiai. Skirtumas yra tame, kad jeigu mes turim štai tokį super ploną galą, jis leidžia mums prieiti labai daug. Minusas to reikalo, kas tiko būtent šiom kandiklėm, tai aš jas sulanksčiau, kai jos nukrito. Metalas plonas. Dar vienas minusas, jos labiau bunka. Na, natūralu, mažiau metalo nėra jam į ką labai remtis, jis bunka. Pas storesnės kandiklės šita problema yra šiek tiek išspręsta, bet jinai turi tada savo minusą, kad ne visą laiką galiu prieiti ten, kur noriu aš tiksliai. Tai sakykim, vat, gal čia, va tokiu atveju, va, aš jau čia nebeįlendu. Čia jau taip jau, taip top, va, prakišu tą galiuką į tą vietą. Matot, nelabai. Ne? Dabar pasiimsiu, kur yra plonesnė vieta ir aš atsistoju iš karto ten, kur reikia. Niekad negalvojau, kad yra kažkoks tai skirtumas tarp šitų reikalų, bet pasirodo yra. Aišku, yra tiek kokybės skirtumai. Mengo kandiklės man labai gerai trenavo, buvo super aštrios, tačiau dėl savo plono peilio jos ir atbuko, galiausiai aš jas pats ir sudirbau. Dispajos kandiklės man gal tarnavo šiek tiek ilgiau, bet man tas plonumas mano naudojimui labiau aktualus kaip pas Mengo. Man patinka plonesnės jos. Toliau turėjau kitokių čia iš neaiškių vietų tų kandiklių. Papuolė 2 iš 3, kurios nebuvo tokios aštrios. Aštrumas labai svarbu, nes jeigu kandiklės nebeaštrios, jos tiesiog nebepjauna, jos jau ir į tą gynybę. Įmam storą vietą vėl, užsikirpkim su spaja torom. Iškelį gynybę pavargusios. Dispaja kitom. Čia čia irgi iškelį gynybę. Vėlgi, tos kandiklės nėra skirtos tokiam storiam plastikam. Čia tik dėl parodymo. Įmam kitas. Jos net nesikabina kažkaip. Pakartok. Labai sunkiai spaudžiasi, nelenda peilis. Gynybėm. Na ir šitos irgi jau sunkiai gynybėm. Bet, sakykim, šitos yra mano naudojamos kandiklės, šitos vargšės. Jos iš tikrųjų vis dar labai gražiai pjautų, jeigu nebūtų jos skersos ir sudraskytos. Gaila. Bet šitos daro tiesiog taip. Nėra to tokio, kaip ir sviestas, sako, nupjovimo. Čia yra nudraskoma. Ir tuo tarpu, kad ir va šitos, tą vietą gražiai nekirpa. Kandiklės brangios, aš žinau, šitos būtent tos single blade, jie kainuoja, kaip čia lyginsi, ar daug ar mažai, bet jos kainuoja šiaip nemažai. Dispaja prastai šiaip turi jau savo kainą, jau turbūt užsitarnavę savo tą vardą yra. Tačiau
už gerą metalą aš būčiau linkęs šiek tiek dasimokėti, nes jos galiausiai man tarnauja, nežinau, šitus ar šitos bent jau metus laiko tarnauja, o aš renku pakankamai stabiliai modelių. Sakykime, taip nėra, kad parinkau į metus ten vieną. Renku daug karpau. Ir jos man tarnauja. Mano asmenį požiūriu labai verta. Kas turite standartinės kandiklės ir norite biškelį patobulėti ant to reikalo, arba, kaip sako, pajaus konstravimo malonumą. Tai daug smagiau kirpti su šitom, tiesiog smagiau. Man asmeniškai daug smagiau. Tai va, tiek trumpai apie kandiklės. Vieną pagrindinių įrankių pas modeliuotoją. Sėkmės ir iki.